81-68. Šventė pergalę šį sezoną prieš Prienų Rūdupį Baltijos krepšinio lygos rungtynėse. Na ir čia jūsų ekranuose abiejų komandų lyderiai. Be jokios abejonės Povilas Butkevičius, kuriam Kauno Žalgirio arena yra puikiai pažįstama. Šį sezoną spėjo akimirkai pereiti į Žalgirio komandą. Vėliau grįžo atgal į Prienų Rūdupį ir taip pat Revanas Džiujisas, kuris ne ką mažiau turbūt yra pažįstamas visiems krepšinio sirgaliams dėl vienos priežasties, kad Pasvalio Pieno žvaigždės, jų priekinė linija. Prienai yra viena iš tų komandų, kurios sudėtyje dažnai keitėsi krepšininkai šį sezoną. Silvesteris Morganas pelno krepšį kamuolį. Džiujisas naudojasi dabar Pauliaus Markeliūno užtvarą ir pelno 3 taškus. Antras. Penketukas kartu su Adu Juškevičiumi. Revanas Džiujisas toliau terorizuoja. Revanas Džiujisas pabėga nuo Andriaus Mažučio ir nepadeda net ir Povilas Butkevičius. Kulvietis ir Bendžius. Toks yra Pasvalio Pieno žvaigždžių penketukas, o Revanas Džiujisas iškart po minutės patraukėti. Tikimės, kad tokie patys nurodymai yra duoti ir Adui Juškevičiui. Pastarasis dabar nespėja paskui tvarą. Čia LKF antrajame pusfinalyje. Sugrįšime iškart po didžiosios pertraukos. Klausimo. Šis krepšininkas kol kas pridarė daugiausiai bėdų. Nebuvo nusiteikęs leisti pelnyti lengvus taškus Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos atstovui. Ir antroji bauda pasiekė tikslą. Silvesteris Morganas, prieš jį Povilas Butkevičius. Morgano metimas iš vidutinio nuotolio lygina rungtynių rezultatą. 40-4 Silvesteriui Morganui, šis prieš Povilą Butkevičių. Ir 2 taškai. Kadžiulio patarimai. Šiandien Milaknis jau prametė 5 tolimus metimus iš 6. Rūdupio komandoje į aikštelę grįžta 11 numeris Parašylio. Džiujisas. Zilionis bando atkirsti Markeliūną. O Mažutis aktyviai prižiūri Revaną Džiujisą, tačiau šis žmogus yra Silvesteris Morganas. Grįžta į rungtynes, keisdamas Paulių Markeliūną. O Simas Buterlevičius pameta kamuolį. Revanas Džiujisas kiekybinę persvarą išsaugoja Pasvalio Pieno žvaigždės. Ir štai toksai Silvesterio Morgano dėjimas. Baudžiantis Prienų Rūdupio komandą už neatsakingą puolimą ir kiek palaida balą gynyboje. Pasvalio Pieno žvaigždžių legionieriaus. Ir pražanga nėra toksai prastas jo rodiklis nuo baudų metimo linijos tiek Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse, tiek Baltijos krepšinio lygoje. Andrius Mažutis. Priverstinis keitimas, atrodo, kad kraujas. Andrius Mažučiui iš nosies ir vietojo Adas Juškevičius. Žinomas į aikštelę. Morganas. Lieka 3 taškai. Dabar visi gaudo Revaną Džiujisą, tačiau niekas neprižiūri Silvesterio Morgano. Gediminas Krepšinio federacijos taurės didįjį finalą, bei vėliau jau mesti iššūkį Kauno Žalgiriui. Revanas Džiujisas taiklu valandą, o didysis finalas, kaip ir minėjau, per TV3.